Labadiena gerbėmieji televizijos žiūrovai. Eteryje Klagemauer TV. Raudų siena. Mes džiaugiamės, kad jūs su mumis. Šios dienos tema – bailūs mobilaus verslo atstovai. Nekelianti pavojaus, mobiliojo telefono spinduliuotė kelia nerimą. Žinome, kad egzistuoja plaučių vėžys sukeltas asbesto. Tačiau ieškinys dėl žalos atlyginimo, kurią pateikė nuo asbesto nukentėjęs pacientas, neseniai buvo atmestas teisme. Priežastis – senaties terminas. Tai, kad šiandien kenčia žmonės apsinuodiję asbestu 80 metais, netolimoje ateityje gresia mobiliojo ryšio telefono naudotojams. Šveicarijoje senaties terminas įsigalioja jau po 10 metų. Operatorių kompanijos Swisscom, Sunrise ir Orange, o taip pat mobiliojo telefono gamintojos Motorola, Apple ir Samsung tarsi mokosi iš istorijos su asbestu ir apdairiai apsidraudžia save bei savo verslą. Jie nesutinka pasirašyti pareiškimo, kuriame atsisakytų senaties termino, kurią jiems pateikė du advokatai dėl žalos atlyginimo. Kodėlgi? Nejaugi jie patys netiki savo mobiliojo telefono spinduliuotės nekenksmingumu, kaip jie nuolat jos giria? Tai ypatingai tartina. Pabaigai norėčiau pasakyti mintį, kurią pasakė Frankas von Listas. Laimingas yra tas, kuris moka padaryti galą santykiams prieš tai, kol santykiai nepadarė galo jam. Jeigu jums ši laida buvo naudinga, mes kviečiame jūs bendradarbiauti platinant šią žinią. Tiesiog nusiųskite šią nuorodą draugams ar pažįstamiems. Ačiū už dėmesį, geros dienos ir iki sekančio susitikimo.